Labas, mano vardas yra Kristina. Aš dirbu muziejui, esu istorijos populiarintoja ir mokytoja, todėl dažnai sulaukiu iš vaikų replikų, kad istorija yra ne kas kitas, tik tėvų ir senelių reikalai. Ir štai yra naujas meno ir technologijų projektas, kuris padeda pramušti šios barjerus. Wow, dabar aš žinau, kodėl tai yra pati geriausia edukacija ir kodėl dėl jo sutinka tiek pradinukai, tiek gimnazistai, tiek ir jų mokytojai. Čia leidžiama patirti Čiurlionį, čia galima panirti į Čiurlionį. Virtuali realybė yra švietimo ir edukacijos ateitis. Čia moksleiviai studijuojamą turinį gali patirti be jokių ribų ir betarpiškai. Virtualios realybės edukacijos angelų takais erdvės yra įrengtos beveik visose Lietuvos miestuose. Bet jeigu neatvyks į jūsų miestelį pagal grafiką, galite užsisakyti, kad jie atvyktų ir į jūsų bendruomenę. Jums tai reikia surinkti 50 moksleivių grupę, kuri norėtų pažiūrėti šią edukaciją, o tikiu, kad tikrai tokią grupę surinksite. Beje, mokytojams edukaciją dovanojame. Vienu metu gali šią edukaciją žiūrėti 25 moksleiviai. Tai yra klasė, o pažiūrėti ją su visais pasiruošimais užtrunka vieną pamoką. Tai yra 45 minutės. O kiek ji kainuoja? Pasinaudojus kultūros pasu edukacija jums nieko nekainuos. O kaip kultūros pasu pasinaudoti, informaciją rasite čia. O angelų takais edukacijos kontaktai bus čia. Tiesa, priminti norėčiau, kad edukacija yra labai populiari, todėl raginame registruotis kuo greičiau. Švieskime ir švieskimės moderniai.